čia net jam neklausimas, irgi jie susiėmė už galvų, o Dieve, ir galiu prisiekti, kad realiai nebuvo nė dienos, pamato, jūs prašom praeikit, bet patys žmonės kaip visuomenė labai gerbė, kad reikia greičiau skatinti gimdymą. Tikrai nepagimdysi, nieks nepagimdo. Gimdymas šiaip moters gyvenime yra labai svarbus ir jautrus įvykis. Šiandien pasidalinsiu apie motinystę ir jos pradžią gyvenant Portugalijoje ir Lietuvoje, apie kultūrinius skirtumus, dalykus, kurie mane šokiravo ir papasakosiu istoriją, kaip aš susipykau su savo daktare. Bet apie tai šiek tiek vėliau. Sveiki, mano vardas Rūta. Aš gyvenu Portugalijoje jau kelis metus ir prieš 8 mėnesius susilaukiau sūnelio būdama čia. Šį video pradėsiu palyginant motinystės atostogas Lietuvoje ir Portugalijoje. Labai nesigilinsiu detalės, kokia situacija yra Lietuvoje, nes visi puikiai žinome, kad moteris turi tikrai palankias sąlygas gimdyti vaikus, pasilikti su jais iki 2 metų, kartais galima net ilgiau ir išsaugant savo darbo vietą. Portugalijos situacija yra gana kitokia ir iš tikrųjų mane tas labai nustebino ne pačia geriausia prasme. Motinystės atostogos Portugalijoje gali būti arba 4 mėnesių, arba 5. Skirtumas tame, jeigu pasirenkate 120 dienų, galite išsaugoti iki 100% savo atlyginimo, jeigu 150–80%, kas mano suvokimu yra labai trumpas laiko tarpas. Tai yra tik mano asmeninė nuomonė, nes man yra kol kas nesuvokiama, kaip galima vaikučius palikti tokius mažučius, kai jie realiai dar net nevaikšto ir nemoka iškomunikuoti savo poreikių patys lopšelyje. Bet iš kitos pusės galvoju, kad moteris, kurios gyvena čia ir yra užaugusios, jos tiesiog nežino, kad gali būti kitaip. Tokios atostogos jau yra iš kartos į kartą, mamos, močiutės taip augo, gyveno ir joms yra visiškai tai normalu. Šiomis dienomis yra nemažai darbo įmonių, kurios papildomai suteiktų dienų, vadinamų benefits, ir galėtų moteris prasitęsti savo motinystės atostogas, taipogi ir tėčiai galėtų turėti šiek tiek daugiau laiko pasilikti su savo mažais. To pasekoje aš pastebėjau, kad dėl to labai skiriasi bendrai tas laikotarpis Lietuvoje ir Portugalijoje, kadangi Lietuvoje moteris žino, kad jos bus su savo vaikais bent 2 metus ir pati šalis yra labai prie to prisitaikiusi. Turiu omenyje, kad Lietuvoje tikrai yra labai gausu visokių teatriukų, pamokėlių, sensorinių klasių, koncertėlių vaikams, po Portugalijoje yra tikrai mažiau ir aš labai to pasigestu. Aišku, galima jų rasti, bet bus tik pačiuose didžiausiuose miestuose ir tikrai reikia nemažai paieškoti, kad rasti tą informaciją. Taip pat pastebėjau, kad Lietuvoje yra labai stipri mamų bendruomenė, jos labai daug laiko leidžia kartu, jos jau yra tarsi nusiteikusios, kad visas tas laikas bus skirtas būtent motinystei. O Portugalijoje tie 4–5 mėnesiai taip greitai prabėga ir mamos jau turi grįžti į darbus, kad jos realiai net fiziškai neturi laiko galvoti apie tuos dalykus. Kitas dalykas, kurį norėjau aptarti, tai yra apie patį gimdymą ir pasirinkimo galimybes. Tai Lietuvoje dauguma moterų gimdo viešuosiuose ligoninėse, nes turime labai geras sąlygas ir kiek žinau privačiai, tai labai retas, kuris eina. Portugalijoje yra situacija šiek tiek skirtinga ir pasiskirstimas yra gana visai panašus, kadangi gimdyti privačiai kainos jau nėra tokios kosminės. Tai vis tiek yra brangu, bet lyginant su Lietuva, nes Lietuvoje, kiek domėjausi, jeigu norit gimdyti privačiai, man atrodo, kainuoja apie 10 000, kuomet Portugalijoje nuo 4 iki 6 priklauso nuo ligoninės ir pačio to paketo, ar gimdo natūraliu būdu, cezario, epidūros ir taip toliau. Bet jeigu jūs turi draudimą Portugalijoje, gimdymas privačiai gali siekti vos iki 500 €, kas, manau, yra tikrai nebloga kaina, žinant, kad vis tiek gimdysit privačioje klinikoje, turėsit savo palatą ir gerą aptarnavimą. Bet Portugalijoje taip pat yra labai geros ir viešosios ligoninės. Taigi, kiekviena moteris turi pasirinkimą, kurį nori gimdyti. Mano atveju sprendimas buvo gana akivaizdus, kad aš tikrai noriu gimdyti privačioje klinikoje, tik dėl kelių priežasčių. Gimdymas šiaip moters gyvenime yra labai svarbus ir jautrus įvykis ir mano atveju, aš kadangi dar tikrai nekalbu visiškai laisvai portugališkai, ypač kalbant mediciniais terminais ir taip toliau, aš norėjau labai jausti saugiai
ir galėti iškomunikuoti savo poreikius. Dėl to rinkausi privačią kliniką. Tiesiog žinau, kad visas personalas kalbės angliškai. Ir dar vienas milžiniškas privalumas, kodėl rinkausi gimdyti privačioje klinikoje, todėl, kad mano viso nėštumo laikotarpiu aš buvau prižiūrima vienos daktarės ir žinau, kad kai ateis gimdymo diena, būtent jinai ir priims gimdymą. Tai man čia iš vis buvo višnelė ant torto, nes man buvo labai svarbu susikurti tą ryšį, nes jau ir tai, kadangi esu svetimoje šalyje, labai norėjusi to kažkokio jaukumo. Ir video pradžioje minėjau, kad buvau susipykusi su savo daktare, tai greit papasakosiu istoriją, kodėl. Tai irgi įdomus dalykas, kadangi mediciniai protokolai skiriasi Lietuvos nuo Portugalijos. Tai aš jau buvau beveik nėštumo gale, liko gal ten savaitę ir 2. Ir echoskopo metu mano kūdikėlis rodė, kad sveria beveik 4 kg ir daktarė labai sujudo, kad reikia greičiau skatinti gimdymą arba kitu atveju darysim cezario pjūvį, nors labai aiškiai išreiškiau savo norą gimdyti natūraliai. Daktarė bandė mane įtikinti, kad tikrai turėčiau pradėti gimdymą suplanuoti, skatinti. Ir aš buvau nustebus, kodėl. Ir sako, taigi tavo vaikas jau 4 kg, tikrai nepagimdysi, nieks nepagimdo ir taip toliau. Ir tada aš kažkaip suvedžiau visus galus, kad realiai šiaip Lietuvoje moteris yra daug aukštesnės ir tie vaikai gimsta daug didesni, o Portugalijoje moteris yra tikrai žemos, sakyčiau, apie vidutiniškai gal kokį 1,60 m, 1,55 m. Ir dėl to tie vaikučiai gimsta daug mažesni. Ir kai kalbam apie 4 kg vaiką, atrodo jis labai didelis. Tai turėjau tikrai kelis labai nelengvus pokalbius su savo daktare ir turėjau pakovoti ir sakyti, kad ne, vis tiek lauksiu, noriu viskas, kad vyktų natūraliai sava eiga. Kitas dalykas, kas mane labai nustebino, kad Portugalijoje moteris gali rinktis, ar nori gimdyti natūraliai ar su cezario pjūviu. Ir iš tikrųjų, pažiūrėjus statistiką, lyginant su Lietuva, yra beveik 2 daugiau cezario pjūvio atvejų Portugalijoje negu Lietuvoje. Bet turėkit omeny, kad tai yra būtent dėl to, kad moteris renkasi savo valia. Kai aš rinkausi kliniką, kurioje gimdysiu, buvau užsirezervavus vizitą, kuomet jie pavedžioja aplink ligoninę, aprodo palatą, gimdyklą ir taip toliau. Iš viso mūsų buvo 6 moteris to vizito metu ir 5 iš jų. 5. Tai realiai aš buvau vienintelė, kuri rinkausi gimdyti natūraliai, buvo pasirinkusios, kad gimdysiu cezariu. Ir aš tokia jaučiausi šiek tiek balta varna ir mes po to pradėjom diskutuoti, kalbėtis, kaip čia kas ir maždaug čia net jam neklausimas. Tu gali pasirinkti datą, kada tu nori gimdyti, tu atvažiuoji ramiai, nereikia eiti per sąrėmis, nieko ramiai, vos ne kaip į kokį viešbutį su lagaminėliu. Ir man iš viso atrodo nesuvokiamas dalykas, kaip tu gali rinktis vaiko gimimo datą, ten tarkim savaitės bėgį, kur man atrodo čia tiek yra natūralus dalykas ir pati gamta turi nuspręsti, kada tas kūdikėlis turi ateiti į šį pasaulį, tai man tikrai buvo tas nesuvokiama. Pačiai pabaigai noriu pasidalinti bendrai tokiais mažais kultūriniais dalykėliais, kurie mane šiek tiek nustebino. Tai pradžioje noriu paminėti, kad Portugalijoje nėščios moteris ir mamos su mažais vaikais sulaukia labai daug dėmesio ir meilės. Ir iš tikrųjų pajaučiau skirtumą tame, kur galvoju, tikrai negali būti. Bet tada, kai aš su savo sūneliu buvau Lietuvoje, vasarą kelias savaitės, tai buvau nelabai maloniai nustebinta, kadangi žmonės tikrai dažnai praignoruodavo, kad esi su mažu vaiku, kuomet Portugalijoje nėščia moteris ar mama su mažu vaiku yra šventas dalykas. Ir nesvarbu, ar esate eiliai vaistinėje ar parduotuvėje, žmonės tave visada praleis pirmą, ar netgi jeigu ateinate į restoraną kažkokį ir pamato, kad jūsų vaiku nieks net neklaus, prašom eikit. Ir tai yra ne tik iš to pačio personalo pusės, kad pamato, jūs prašom praeikit, bet patys žmonės kaip visuomenė labai gerbė ir labai visas saugo. Ir galiu prisiekti, kad realiai nebuvo nė dienos, kad aš išeičiau su savo vaikučiu į lauką ir kas nors mūsų nepakalbintų, ar tai lifte, ar tiesiog gatvėje žmonės sustabdytų ir sakytų, ola, bebė, kiek fotynių. Tai tiesiog mielai pakibins, paglostys, pėdutę, pakalbins mane, kas, manau, yra labai iš tikrųjų miela ir sukuria to šilumos. Bet manau, čia yra tiesiog kultūrinis dalykas, kadangi šalis kaip Portugalija, Ispanija, Italija skaitosi visas tas Latino regionas, žmonės yra tiesiog šiltesni. Gal tiesiog, kad turim čia šiek tiek daugiau saulės. Bet kalbant apie saulę ir orą, dalykas, kurio mane žiauriai nustebino,
kur atrodo mes šiaip jau gyvenam šalyje, kur tikrai turim daug daugiau saulės ir gerų dienų, žmonės šiek tiek pakvaišę dėl vaiko aprengimo. Ką turiu omenyje? Mano senelis gimė žiema, čia kiek būna +8, +12 laipsnių ir aprengiau su kepuryte, viskas kaip ir gerai. Bet tikrai ne vieną kartą esu gavus komentarų, kad šaldau vaiką, kur man buvo, nešaldau iš jo, taigi viskas čia yra gerai. Nes atrodo, net jeigu ir šilta pavasaris, kur pavyzdžiui, čia skaitosi apie 20 laipsnių, žmonės dės ir kepurytę, ir koinytės, tie vaikai suprakaitavę. Aš jau net nekalbu apie vaikų migdymą balkone, nes esu dalyjusi ir su šeimos nariais čia Portugalijoje, kad, senelis mano miegojo balkone, buvo žiema tuo metu ir irgi jie susiėmė už galvų, o dieve, kaip čia galima vaiką migdyti balkone, buvo jam nesuvokiama. Tai tas man labai iš tikrųjų keista ir galvoju, kad žmonės per mažai vertina, kiek jie turi saulėtų dienų ir koks čia klimatas iš tikrųjų yra palankus. Ir kalbant apie lauką ir bendrai, dar prisiminiau, ko man čia trūksta, gal to vaikščiojimo kultūros, nes Lietuvoje yra tu su vaiku, su vežimėliu, visur gali eiti kilometrais, į autobusą, į troleibusą, įlipti, išlipti, į automobilį. Portugalijos situacija yra šiek tiek kitokia ir pradžiai aš to nesupratau, bet po to pasidarė gana akivaizdu, kadangi gatvės čia nėra pritaikytos vaikščiojimams. Aš būtent kalbu apie miestus kaip Portas, Lisabona, kadangi gatvelės yra labai siauros, dažnu atveju neturi net šaligatvių ir prie viso tai yra, kad viskas yra grįsta akmenimis. Tai man užtruko kelis mėnesius, kol aš realiai išmokau vairuoti vežimėlį tokiamis sąlygomis. Ir dabar net, kai pakalbu su portugalais, jie vis dar stebėsi, kaip aš čia visur varinėju su to vežimėliu. Tikiuosi sužinojot kažką naujo, nes manau, kad dažnai žmonės, kai galvoja apie Portugaliją, kad tai yra tiesiog vos ne atostogų šalis, kur realiai vis tiek gyvenimas čia verda savo eiga ir motinystė, visi tie dalykai, kasdienybė. Ir tikrai kasdieną atsiranda vis naujų iššūkių, prie kurių tenka adaptuotis. Jeigu turit kokių klausimų ar pastebėjimų, labai lauksiu jūsų pasidalijimo ir susitiksim kitą kartą. Iki!